Rusijos šalčiausiuose ir nuotoliausiuose regionuose, Sibiro širdyje, yra mažas kaimas vadinamas Velovijanske. Šis kaimas egzistuoja beveik 250 metų ir jo istorija yra labai paslaptinga. Kai lietuvė jaunoji tyrinėtoja Renata sužinojo apie šį kaimą, ji iš karto pasirengė pradėti savo kelionę. Renata sužinojo, kad šis kaimas po kiekvieno žiemos sezono ištuštėja, o pavasarį vėl gyvena žmonės. Niekas negalėjo žinoti, kur žiemą išvyksta šio kaimo gyventojai. Renata visapusiškai pasiruošė savo tyrimams ir pradėjo kelionę į Velovijanską. Ši kelionė visiškai pakeis jos gyvenimą ir išves į šviesą daugybę paslapčių. Kai žiemą Renata atvyko į kaimą, jos matoma puikiai apstulbino. Velovijanske gyveno tik 800 žmonių, tačiau šis skaičius žiemos metu virto 0. Kiekviename kaimo name buvo tukštai, o gatvėse niekas nesirodydavo. Kai Renata klausė vietinių gyventojų apie tai, jie labai atsargiai atsakydavo. Kai kurie sakė, kad tai yra paprastai tradicija, kiti tvirtino, kad žiema čia yra labai pavojinga. Tačiau Renata jautė, kad už šio pasakojimo slypi kita paslaptis. Ji nusprendė, kad liks žiemą kaime ir bandys išaiškinti šią misteriją. Vietiniai gyventojai labai jaudinosi dėl jos sprendimo ir ją ragino nelikti. Tačiau Renata išliko nepakitusi savo nusistatymu ir sutiko gyventi sename name. Kai atėjo pirmoji sniegų naktis, Renata susidūrė su keistais reiškiniais. Nakties metu iš kaimo apylinkės sklido nepaprasti garsai. Šie garsai neatrodė kaip žvėrių, o labiau panašus į žmonių. Renata žvelgė pro langą ir pamatė baltame sniege judančius šešėlius. Šie šešėliai labai tyliai ir švelniai judėjo kaimo gatvėmis. Renata ištraukė iš savo krepšio šviesą ir bandė jais apšviesti. Bet kai tik šviesa pasiekė tuos šešėlius, jie akimirksniu išnyko. Dabar Renata buvo įsitikinusi, kad čia yra iš tiesų kažkas keista. Visą tos nakties ji neklekstėjo ir laukė ryto. Sekantį rytą Renata sutiko kaimo seniausiai gyventoją, 90 metų seną Nikolajų. Nikolajus buvo pirmasis žmogus, pasirengęs žiemą likti kaime. Jis buvo labai tylus ir atsiskyrėlis, tačiau kai Renata papasakojo apie savo naktinę patirtį, jis tyliai prasijuokė. Nikolajus pakvietė Renatą į savo namus ir padovanojo jai šiltos arbatos puodelį. Tada jis labai šnabždomi pasakė, kad jie šešėliai iš tikrųjų yra žmonės, tačiau dieną jie visai nematomi. Renata buvo sutrikusi girdėdama tai ir toliau Nikolajų klausinėjo. Nikolajus tarė, kad tai yra labai ilga istorija. Nikolajus papasakojo Renatai, kad Velovijanske yra slaptoji požeminė patalpa, pastatyta prieš 250 metų. Ši požeminė patalpa yra maždaug 100 metrų gylyje žemiau žemės. Šioje požeminėje patalpoje yra speciali energija, kuri žiemos metu žmonėms suteikia daugybę skirtingų savybių. Nikolajaus teigimu, kaimo gyventojai žiemą leidžia į šią požeminę patalpą ir ten miega specialų miegą. Šiame miege jie keičia savo pavidalą ir tampa visiškai kitokiais būtybėmis. Šios būtybės nėra matomos dieną, bet tik nakties metu baltuose snieguose. Kai ateina pavasaris, jie sugrįžta į savo tikrąjį pavidalą. Renatai visa ši istorija pasirodė labai keista ir neprotinga. Ji paprašė Nikolajaus parodyti šią požeminę patalpą. Iš pradžių Nikolajus buvo labai rimtas, bet paskui sutiko. Jis nulydėjo ją po senuoju kaimo bažnyčią, kur buvo slėpta kopėčia. Ši kopėčia turėjo apie 100 pakopų ir einant žemyn, kambaris pradėjo šviesėti švelnia šviesa. Kai ji nužengė žemyn, ji pamatė didžiulę patalpą. Šios patalpos sienos buvo sukonstruotos iš baltos akmenų ir iš jų sklido keista šviesa. Renata pamatė, kad šioje patalpoje miega daug žmonių. Renata negalėjo patikėti savo akimis. Ten miega maždaug 800 žmonių, bet jie miega labai nepaprasta forma.
Jų kvėpavimas buvo labai lengvas ir jų spalva buvo šviesi mėlyna. Nikolajus paaiškino, kad tai yra pati požeminės patalpos energija, keičianti jų kūnus. Kai žiema trunka 6 mėnesius, jų kūnuose vyksta speciali cheminė transformacija. Ši transformacija juos gina nuo šalčio ir jiems suteikia jėgą. Naktį šie žmonės pabudę iš pusės savo pavidalo vaikščiojo kaimo gatvėmis, tačiau kai išaušta diena, jie grįžta į savo miego būseną. Renata paklausė Nikolajus, o dėl ši tema yra taip saugiai slapstoma. Nikolajus atsakė, kad tai yra sena sutartis. Maždaug prieš 250 metų šio kaimo įkūrėjas gavo slaptą galią, kuri galėtų padėti žmonėms žiemą išgyventi. Tačiau ši galia buvo labai pavojinga. Jei ši paslaptis pasirodytų pasauliui, mokslinis pasaulis galėtų ją sunaikinti. Todėl visi kaimo gyventojai padarė susitarimą, kad jie visada išsaugos šią paslaptį ir jos nieks nepasako. Tačiau Nikolajus buvo pirmasis, kuris Renatai viską papasakojo. Renata paklausė Nikolajaus, kodėl jis jai atskleidė šią paslaptį. Nikolajus tyliai atsakė, kad jis yra labai senas ir pavargęs nuo šio gyvenimo. Jis žinojo, kad Renata yra tikras tyrėjas ir gali geriau suprasti šią paslaptį. Nikolajus papasakojo, kad kitą žiemą jis neišeis į šią požeminę patalpą miegt, bet greičiau liks lauke. Tai yra vienas iš būdų sulaužyti susitarimą. Renata paaiškino jam, kas atsitiks, jei jis neišeis paskutinio savo miego. Nikolajus atsakė, kad jis tai žino ir yra tam pasirengęs. Renata paklausė paskutinio klausimo, ką ji gali matyti šioje požeminėje patalpoje, ar ji pati gali jausti šią energiją. Nikolajus vedė ją į slaptas duris. Už šių durų buvo didžiulė biblioteka. Čia buvo parašyta maždaug 1000 metų istorija. Visi knygos ir dokumentai buvo parašyti Renatos savo kalba. Jie buvo parašyti lietuvių kalba. Nikolajus pasakė Renatai, kad šios knygos yra čia, nes Velovijanske gyvena daug lietuvių žmonių. Tai buvo dar viena labai didelė paslaptis. Renata suprato viską. Šis kaimas iš tikrųjų buvo tarptautinis pabėgėlių prieglauda, kurioje susirinkę žmonės iš skirtingų šalių. Nikolajus pasakė, kad Velovijanske gyvena lietuviai, rusai, lenkai, suomiai ir daug kitų šalių žmonės. Žiemą, kai jie lenda į šią požeminę patalpą, jie visi kalba savo tėvynės kalbomis ir atmena savo kultūrą. Tai buvo slaptas pasaulis po baltu sniegu, kuriame susipinimas skirtingos kultūros. Renata suprato, kad tai nėra tik mokslinė paslaptis, bet žmogiškoji ir kultūrinė paslaptis. Renata baigė savo tyrimą, bet nepaskelbė šios paslapties niekas. Ji žinojo, kad šios paslapties saugojimas yra toks pat svarbu, kaip ir jos supratimas. Kai ji grįžo į Lietuvą, ji parašė daktaro darbą, kuris buvo saugojamas tik specialioje bibliotekoje. Šiame darbe ji parašė savo supratimą ir patirtį, bet nedalino jokių konkrečių vardų ar vietų. Metai bėgo ir Renata tapo žinoma istorike, bet ji visada galvojo apie šį Sibiro slaptą kaimą. Kiekvieną žiemą, kai ateina sniego naktis, ji galvoja, kad Sibire vis dar egzistuoja tas slaptasis pasaulis, kuriame gyvena skirtingos kultūros ir žmonės. Velevenske paslaptis išlieka ir gal visad išliks. Draugai, jei jums patiko ši baisi tikra istorija, būtinai užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite varpelio piktogramą, kad galėtumėte ir toliau gauti tokių įdomių ir bauginančių istorijų.